Jeigu angliškai jūs norite pasakyti, kad darote namų darbus, you do your homework. Tačiau jeigu darote klaidą, you make a mistake. Kodėl vienu atveju mes vartojame veiksmažodį do, o kitu make? Juk abudu žodžiai reiškia daryti. Atsiminkite pagrindinius reikšminius skirtumus. Mes vartojame do, kai kalbame apie užduotis, įsipareigojimus ir rutinišką pasikartojančią veiklą, tarkime, savipriežiūrą arba namų ruošos darbus. Būtent todėl angliškai sakoma do exercise, daryti pratimus, mankštintis, do your hair, susišukuoti, do the room, tvarkyti kambarį, do the dishes, plauti indus. O štai veiksmažodis make vartojamas tuomet, kai pabrėžiamas kūrimo arba gamybos procesas. Tai yra kažkas sukuriama nuo nulio ir matomas konkretus apčiuopiamas rezultatas. Make breakfast, paruošti pusryčius. Make money, užsidirbti pinigų. Make a wish, sugalvoti norą. Make a phone call, paskambinti. Taigi rezumuokime. Veiksmažodis do paprastai žymi darymo procesą, paprastai be apčiuopiamo rezultato. Atlikti, užsiimti, vykdyti. O make parodo būtent veiksmo rezultatą, kai sukuriama kažkas naujo. Tai yra sukurti, padaryti, pagaminti. Pabaigai mini testas. Pasirinkti teisingą variantą do or make. Sudaryti sąrašą. Do a list, make a list. Make a list. Užsiimti verslu. Do business, make business. Do business. Apsipirkti. Do the shopping, make the shopping. Do the shopping. Pasisiūti suknelę. Do a dress, make a dress. Make a dress. Spauskite like, jeigu buvo naudinga.